Apie 9 minutės po 13 valandos mes judam toliau su dar viena be stabdžių programos valanda ir aš visuomet, kuomet laukiu viešnių, grodamas kūrinį prieš sveikindamasis galvoju, va tiks daina, netiks, bus gera, nebus gera. Rolling Stone'ai, žmonės, kurie matyt, kad išradę yra nesenstamumo kažkokį tai vaistą įvartoja ir skaičiuoja grupė dešimtmečius. Šiandieną pas mus svečiuose organizacijos Raudonos nosys gydytojai klounai, šios organizacijos vadovė Viltautė Žemelytė. Labadiena. Labadiena. Ir meno vadovė Justė Kulakauskaitė. Sveiki. Labadiena. Kaip suprantu, su daina pataikiau. Labai. O, gerai. Tai mes čia labai linksminamės. Yra gerai, kuomet, sakykime, daugiau ar mažiau stampa muzikiniai skoniai, tai galima bent pradėti taip draugiškai bendrauti. Kaip gyvenat? Gerai, galėtų būti Puikiai. geresnis oras, bet šiaip labai viskas gerai. Šypsomės ir labai smagu čia pas jūs. Tai mes gal ir pradėkime nuo pat pradžių. Pirmą kartą matomės jūsų organizacija. Kas jūs tokie? Arba ką jūs veikiat? Mes esam Raudonos nosys gydytojai klounai. Mes esam profesionalūs aktoriai klounai, kurie eina pas vaikus į ligonines. Ir mūsų pagrindinis tikslas yra skleisti džiaugsmą ir tam tikras geras emocijas, kurių kartais pritrūksta ligoninėse. Tai dažniausiai kokį rezultatą mes pasiekiame, tai draugiškesnę, geresnę, šiltesnę aplinką ligoninėje, bei lengvesnį ir paprastesnį gal kartais sveikimo procesą, kuris gali padėti sveikti lengviau ir paprasčiau gal. O kada tai prasidėjo? Prieš kiek laiko? Kur buvo pati pradžia? Pati pradžia buvo 2010 metais, prieš 5,5 metų Vilniaus vaikų ligoninėje Santariškėse, kur mes išžygiavom tokie jauni aktoriai, žodžiu, į palatas ir susitikom tiek su vaikais, tiek su medikais ir buvo labai stiprus poveikis, labai stiprus jausmas, kad to labai reikia tiek mums, tiek medikams, tiek vaikams ir tada mes nusprendėm tai daryti kiekvieną savaitę. O ta pati idėja, kodėl gydytojai klounai? Kodėl eiti per tą juoką, per šypsenas? Klounas ir vaikas yra tokie labai suderinami du dalykai. Vaikui norisi kartais sutikti suaugusį, kuris nėra labai rimtas ir nėra labai kažkoksai kažkoks labai dalykiškas. Labai suaugęs. Taip. O ligoniniai yra tiek tėvai, tiek medikai, suaugę žmonės, jie rimtus dalykus daro. Ta prasme, jie rimtus darbus dirba ir tai yra jų darbas ir jie labai juos gerai dirba, tik kartais nebūna arba laiko, arba jėgų su vaiku vaikiškai bendrauti. Ir mūsų vienas yra medikas pasakęs, kad yra toks dalykas kaip vaiko orumas. Nesuaugusiu, mes žinom, kaip su suaugusiu bendrauti. Mes turim rimtą orumą, mes tokie oras, kad oras išeina. O vat kartais nežinom, kaip prieiti prie vaiko, kuriam, pavyzdžiui, yra 2 metai, 3 metai, 5 metai, arba tas pas, pavyzdžiui, paauglys, ar ne? Ir vat mes klounai tam tikrą prasme pasidarom diagnostiką susitikę su vaiku, pamatom, koks jis yra ir pabandom su juo pabūti taip, kaip jam norisi. Kaip tam vaikui tą akimirką galėtų padėti, pakelti nuotaiką, atnešti kažkokių gerų emocijų ir panašiai. Ir ta pati pradžia, tie pirmi kartai, kaip viskas pavyko, kokia buvo reakcija tų mažų ligoniukų? Iš tiesų, tai mes buvom labai džiugiai sutikti. Ir buvo didelė iš tiesų nuostaba visų, ką mes sutikome. Tai ir personalo, ir pačių vaikų, ir tėvų. Ir tiesiog mes supratom, kad tai ligoninė, tai nebūtina atnešti visada šventės. Ligoniniai reikia to nuolatinio emocinio palaikymo. Ir nuolatinio gero emocinio palaikymo. Dėl to, kai dabar mes jau dirbame ir tai jau darome nemažai laiko, tai matosi, kad tas poveikis jisai yra. Ta prasme, matosi, kad emocinis palaikymas jisai yra jau įsigyvenęs ir tai yra dabar normalu, kad mūsų klounai lankosi ligoninėse ir vaikai žaidžia ir tai nėra kažkokia akcija,
kai mes ateinam, pavyzdžiui, tik per kalėdas ar per kažkokias šventes, tai yra nuolatinis buvimas su vaiku. Ir iš tikrųjų tai padeda kurti ir bendruomenės pačioje ligoninėje. Reiškia, mes, tarkim, pas vaikus skyriuje pabūnam ten valandą, gal ar ne, vienam iš skyrių. Bet tas žaidimas toliau tęsiasi. Reiškia, vaikai pradeda vaikai tarpusavį pradeda žaisti, medikai daug paprasčiau pradeda su jais bendrauti, atsiranda kažkokia teminė kažkokia... Tas dienos tema atsiranda. Taip. Ir tu grįžti kitą savaitę į tą patį skyrių ir tu supranti, kad tie vaikai žaidė tą žaidimą visą savaitę. Keliese pradėjot, sakėt, studentai atėjo tie pirmie kartai, bet kada pradėjo jau išsigryninti arba panašėti tai į organizuotą darbą? Šiuo metu pas mus yra 9 klounai, kurie dirba nuolat ligoninėse, tai yra jų profesija, tai jie daro 2-3 kartus per savaitę ir iš tikrųjų vaikų aplankom 20 000 per metus. Tai... ir vis dėlto mūsų 9 žmonių komanda spėja kol kas viską padaryti, bet mes turim norų, planų ateityje plėstis. Ar vaikai yra, kaip čia, kritiški žiūrovai, ar jos gali papirkti su tą pačią programą, sakykim, darant nuolant, ar jie pradeda sakyti, mes jau tai matėm, kaip yra? Taip, vaikai yra iš tiesų labai atviri ir jie pasako iš karto, ką galvoja ir nieko neslepia. Tai mes esame visada labai atviri, lygiai taip pat improvizuoti ir visą laiką atsispiriame palatoje nuo vaiko ir nuo situacijos. Ir visas mūsų pasirodymas ir visas bendravimas tai priklauso nuo to, ką mes pamatome palatoje. Vadinasi, mes nuskanuojame, tik įėję ir tik pasiklausę, aišku, ar galime užeiti. Ir gavus leidimą, mes nuskanuojame, kas vyksta palatoje, ko šiuo metu vaikui reikia ir tada prasideda tas žaidimas. Dažnai turim, aišku, susikūrę rutinas, tam tikras pasirodymo mini mūsų ėjimo struktūras, tačiau jos ne visada yra paveikios. Ir ne visada jas galime naudoti, nes kartais užėjus į palatą, tu matai, kad niekas nesuveiks, ką tu esi pasiruošęs. Ir kas vyksta tada? Ir tada mes improvizuojame. Tai prasme, mes atsispiriam grinai nuo vaiko. Jeigu vaikas yra jam tiesiog reikia pabūti ir tiesiog su juo pasėdėti ir pakalbėti labai rimtai ir labai tokiom suaugusiojo temom, tai mes tai ir darome. O yra buvę, kuomet neišeina, nėra grįžtamo ryšio? Gal, sako, vaikai yra maži suaugę kai kurie. Taip, grįžtamasis ryšys visada yra. Ir jeigu, pavyzdžiui, jeigu vaikas, pavyzdžiui, šį kartą, pavyzdžiui, nenori mūsų pamatyti ir jisai atvirai pasako, aš nenoriu, kad jūs ateitumėt šiandien į mano palatą. Ir mes sakom, valio! Taip, sakom, gerai. Ir jis tada būna toks laimingas ir sako, mama, aš pasakiau, kad neeitų. Ir jie išėjo. Ir tai gali būti, kad tai buvo vieninteliai tie žmonės, kuriuos jis šiandien galėjo išvaryti iš tos palatos. Ir jie paklausė. Taip, ir ta prasme, tas mūsų išvarimas, jis irgi yra labai iš tiesų smagus ir dažniausiai tėvai pasiduoda ir juokiasi, kaip mes išeidinėm iš tos palatos, bet mes tikrai išeiname. Ta prasme, vaikas pasakė, kur išvent. Taip, labai rimtai. Kadangi esat gydytojai klounai, tai turėtumėte tikėti juoku arba juoko gydymu. Juokas gydo. Mes sakom, kad juokas padeda sveikti. Bent jau ta prasme, tam kontekste, kuriame mes esam. Ta prasme, mes esam asistentai medikų. Mes nesam medikai ir mes nesakom, kad mes gydom patys. Mes tiesiog sakom, kad mes padedam. Bet tam tikrą prasme, turbūt filosofiškai mąstant ir apie kasdienybę ir apie kažkokį tokį ne medicininį kontekstą kalbant, tai aš manau, kad juokas tikrai gali išspręsti situacijas, kurios kartais atrodo neišsprendžiamos. Ir tiesiog kartais užtenka linksmai pasižiūrėti į situaciją, jeigu tai yra įmanoma, arba savironija kažkokia, ar tai kažkokį netikėtumą arba spontanišką kažkokį spraktelėjimą padaryti ir tai išgelbsti situaciją labai lengvai. Ar jūsų klounai
apsirėdžia taip, kad jų neišeitų atpažinti? Gal paskui tie mažiai ligoniukai juos sutinka, nežinau, kur prekybos centre gatvė ir sako, mama, žiūrėk. Mūsų iš tiesų klounai yra labai skiriasi nuo cirko klounų. Nu, nes kai kurie iš jų baisus, tie tikrai. Taip. Taip, mes visiškai nenaudojame makiažo, beveik nenaudojame makiažo. Mūsų kostiumai yra neiššaukiantis, ganėtinai tokių pastelinių spalvų, arba nebūtinai pastelinių spalvų, bet jie yra ganėtinai tokie socialūs. Ta prasme, jie yra lengvai atpažįstami, nenaudojam jokių perukų, žinot, geltona, žalia, ten mėlyna, violetinė, kai būna cirkuose, įprastose, klasikiniuose cirkuose, todėl jie mus ir priima tokius kaip žmonės, mes neinam gąsdinti. Taip. Žinau, kad taip pat jūs rengiate užsiėmimus ir suaugusiems. Dar mes seminarus suaugusiems esam išsibandę keletą kartų su šiaip tokiam kompanijom, kurie mus rėmė ir, pavyzdžiui, mes jiems padovanojom seminarą firmai, ar ne? Ir iš tikrųjų buvo labai tokia smagi rimtų vyrų kompanija pas mus atvykus, kažkokiais statybiniais tenai dalykais užsiima. Rimti vyrai. Rimti vyrai ir vadovas sakė, aš jaučiu, kad aš čia rizikuoju. Nes buvo 12 vyrų, nei vienos moters. Ir sakė, bus klounų workshopas, bet po kokių 6 valandų, ten man atrodo, tas workshopas 6 valandas. Jie sakė, kad jūs esat genijai ir kad esat gūrų dabar ir mes labai daug dirbom ties tą pačią humoro idėją, kaip galima humorą tiesiog naudoti tavo kasdienime darbe ir kokia jinai turi, kad humoras turi labai didelę svarbą iš tiesų tavo kasdienybė. Ir labai dažnai, kai mes atvykstam ir į naujas ligoninės, ir į senas ligoninės, ką mums medikai patys pasako, kad ar jūs pas mus ateisit. Ta prasme, ne tik vaikams tai skirta, jie sako, ar mus palinksminsit. Tai ką mes šiemet pradėjom, tai vienoje iš savo ligoninių, Antakalnio ligoniniai, mes vedam dabar juoko pritaikymo savo darbe seminarus medikams, kaip jie galėtų bendraudami su ligoniais išbandyti tam tikras technikas, kurias mes patys irgi naudojam savo darbe. Apskritai kalbėjom apie humoro naudą, kaip apskritai tai... Iš kur tai kėlė. Bet tai galima suprasti, kad yra kažkokia juoko krizė vos, reikia jo visiems, ne tik tai, kad mažiems, bet ir jau rimtiems dėdėms ir tetoms. Va, pavyzdžiui, šiandien, kaip važiavom pas jūs, važiavom troleibusu. Taip. Ir buvo kažkoks incidentas, kad neišleido stoteliai, kur reikėjo. Taip. Ir kilo toksai kažkoks disputas, žodžiu, tarp visų keleivių, visi buvo labai pikti, kad jų neišleido viena stotelė ten, kur reikėjo. Ir kažkaip man surezonavo tas pats vaizdas, kad labai trūksta žmonėms pasijuokti situacijos, kad neišleido. Neišleido. Pavažiuosim ratuką dabar kažkokį. Ir mes su Juste juokėmės, ten bandėm kažkaip pačios, vėluojam čia pas jūs kažką, bet bandom kažkaip paprastai žiūrėti tą situaciją. Tikrai žmonės buvo piktoki ir aš galvoju, mums kartais pritrūksta, gal tas ilgas tamsos periodas Lietuvoje mus čia taip kartais prislopina, ar tai tas lietingas oras, nežinau, bet aš tikrai manau, kad juoko krizė išsprendžiama, bet reikia dirbti. Tik reikia testuoti dirbti. Gerai, darom trumpą muzikinę pauzę, grįšim ir pokalbį pratęsim. Aš taip paskaičiavę metus, toks polinis kūrinys iš tikrųjų, gal ir nereikėtų tokių liūdnų groti, bet daina labai graži. Šiandieną pas mus svečiuose organizacijos Raudonos nosys gydytojai klounai vadovė Viltautė Šemelytė ir meno vadovė Justė Kulakauskaitė. Ar vėl pataikiau su daina? Taip. Gerai. Valio. Aš esu paruošęs dar atsisveikinimui kūrinį, kurio ir pavadinimas yra klaunas, taip kad, bet čia reikės palaukti dar šiek tiek. Kaip tapti gydytojų klounu? Sakot, planuojat plėstis, ieškosit ar ne, galbūt naujų komandos narių? Kaip tapti? Ar reikia gimti? Aš manau, kad galima ir gimti.
Bet geriau tapti. Bet klounas, matot, yra toksai, reikia daug mokytis be viso ko, kad tu gimsti klounu, tai reikia dar labai stipriai mokytis, kad būtum klounu. Na, atrodytų, kas čia tokio, sako, aš galiu va su vaikais sugyventi, galiu juos prajuokinti, atrodau juokingai, gal ir viskas. Ne viskas, nes klounada yra toks aktorinis menas, viena iš aktorinio meno sričių, iš tikrųjų Lietuvoje nelabai išplėtota, gal dėl to ir atrodo žmonėm, kad tai yra taip labai paprasta, užsidėjau nosį, peruką ir jau aš klounas. Bet klounas yra charakteris, o ne kostiumas. Charakteris, kuris pilnai sukurtas pagal psichologiją, pagal tam tikrus... Vizualumą, pagal tavo tipažą, ko tu sieki. Ir iš tiesų tai mes mokomės labai daug. Priklausome organizacijai Rednaus International ir jie turi tokią humoro mokyklą, Vienoje įsikūrusią, kur mes važiuojame bent po kelis kartus į metus, kiekvienas iš mūsų grupės narių. Taip pat atsivežame lektorius čia, kurie yra šios srities specialistai. Ir į šitą veiklą žiūrime labai profesionaliai ir mūsų žmonės visada yra orientuoti į profesionalumą. Ir iš tikrųjų tai, ką mes darom, turi konkrečią metodiką ir ne tik meninę, bet ir psichologinę. Ir gal ir atrodo ligoniniai, kai mes einam pro koridorius, kad mes, oi, kokie mėly faini. Bet iš esmės už to fainumo ir mėlumo yra labai daug žinių, mažų mažiausiai. Ir mes žinome, ką norime pasiekti palatoje ir ko mes ten ateiname. Tai į šitą darbą tikrai žiūrime labai, labai rimtai. Ir bet kokiu atveju dar į visas ligoninės, kurias mes pradedam eiti, mes supažindinam personalą su tuo, ką mes darom, kad jie irgi žinotų, ko mes siekiam. Nes tai yra irgi toks komandinis darbas. Be viso ko žinom daug visko apie ten higieną, ligas, vaiko raidos psichologijas ir taip toliau. Tai visko ten daug susiję. O jeigu grįžtant prie klausimo, kaip tapti klounu, ar ne, tai mes darom atrankas kaip aktoriams ir pagrindiniai reikalavimai yra, kad žmogus turėtų aktorinės patirties. Kitaip tariant, kad žmogus... Kaip jau girdžiu, kaip pusė mūsų klausytojų atsiduso. Bet supraskit, kad tai, kad į tave žiūri, tu turi būti pratęs, kad į tave žiūrėtų žmogus. Nes jeigu tau stresas vien tik nuo to, kad į tave žiūri... Bet aš gal galiu būti tas toksai bailusis, labai bijantis visko klounas. Gal ir galėtų. Stresuojantis. Bet žinokit, tas stresas turi vis tiek būti suvaldytas ir suprastas, nes sustresuoti kritiniai situacijai, kai, pavyzdžiui, vaikas pradeda verkti, arba jam ką nors skauda, arba tu pasimeti dėl situacijos, į kurią tu patenki. Pavyzdžiui, jeigu vaikas yra stipriai sergantis ir tai labai aiškiai matosi, kad jis tikrai labai stipriai serga ir aplinkui yra tėvai, kurie, pavyzdžiui, labai matosi yra strese ir liūdi ir taip toliau, ir tu ateisi į tokią situaciją pats nežinodamas, ką tu darai, tu gali ir pakenkti. Pakenkti ir savo, ir visiems aplinkiniam. Nes iš esmės tu ateini labai stiprią emocinę situaciją. Nes, pavyzdžiui, tikrai yra nekarta buvę tokių atvejų, ypač sunkesniuose skyriuose, kurie ten, tarkim, onkologijos skyriuje, arba kur vaikai ilgai serga, ilgai gydomi yra, ar ne, tai reikia didelio pasiruošimo psichologinio ir labai aiškiai gerai išmanyti savo amatą, tam, kad tu nepasimestum ir tu žinotum netgi tokioj kritiniai kažkokioj situacijai, kuri gali būti labai nejauki, nemaloni pačiam suaugusiam, tau kaip suaugusiam žmogui, bet tavo klounas turi iškelti, taip sakant, nosį aukštai, sužibėti ir visą tą situaciją ištraukti. Tu negali gailėti vaiko, tu negali liūdėti, tu negali verkti, tu negali pasimesti, tu turi išsukti tą situaciją į tai, kad būtų geriau, o ne blogiau. Ir mes dažnai sakome, kad einame ne pas vaiko ligą, o grinai pas vaiką. Vadinasi, mes ieškom to žaismingumo dvasios ir stengiamės ją pakelti, jeigu jinai yra šiek tiek sumažėjus. Tai čia tokie yra mūsų tikslai. Taip. O kaip visą tai vyksta? Ar jūs patys renkatės ligoninės, ar ligoninės kviečiasi jūs? Šitas dalykas. Iš tikrųjų, kai mes pradėjom dirbti, tai mes pradėjom dirbti vaikų ligoniniai Santariškėse ir iki šiol dirbam, taip. Ir iš tikrųjų mums reikėjo ne tai, kad ilgai, bet taip nuosekliai paaiškinti,
ką mes čia darysim, nes vis dėlto ligoninė nėra žaidimo aikštelė, ten yra rimti reikalai, tu turi užtikrinti žmonės, kad tu laikysiesi visų taisyklių ir tu žinai, ką tu darai ir tu nepakenksi pacientams. Tai pradžioje reikėjo nemažai šnekėti ir aiškinti ir remtis literatūra, ką tu darai, ko tu sieki ir kas čia bus. Dabar, kai mes jau turim įdirbį, turim palaikymą, turim medikų, kurie gali netgi už mus laiduoti ir sakyti šitie geri, tai dabar yra nesudėtinga nueiti į ligoninės, kažkas naujas, ar ne, nes jau yra žmonės girdėję. Žino. Arba jie kviečia tiesiog mus ir mes, jeigu ne tuo metu galim atvažiuoti, tai visą laiką jie patenka į mūsų tuos planus, kur mes galėtumėm dar nuvažiuoti. Ir šiuo metu mes lankomės Vilniaus vaikų ligoniniai ir Antakalnio vaikų skyriui, Antakalnio klinikos vaikų skyriuje, taip pat Kauno klinikose ir Klaipėdos vaikų ligoninėje. Tai čia yra mūsų pastovios programos. O be to šiemet pradėjom intensyviau, anksčiau mažiau važinėdom, bet dabar kiekvieną mėnesį stengiamės išvažiuoti į kokį nors regioną. Tai buvom jau šiemet Alytuj, Šiauliuose, Jonavoj, važiuosim šią savaitę į Panevėžį. Ir dar planuojam ir kitus miestus aplankyti šiais metais. Negalim prižadėti ten pastovių programų, ta prasme, kad mes lankysimės kas savaitę, bet bent jau kartą į metus, tarkim, atvažiuoti, nes net ir tai veikia. Ne taip stipriai kaip ir pačios programos. Be viso ko, be visų šitų pagrindinių programų turime keletą tokių papildomų programų. Viena iš jų vadinasi Cirko pacientas. Tai yra programa skirta vaikų sanatorijoms, kur mes atvažiuom į vaikų sanatoriją, gyvenam su vaikais 4 dienas, juos mokom visokių cirko gudrybių ir amato ir po to padarom egzaminą. Tokį pasirodymą visai bendruomeniai. Visi kartu. Taip, ir iš tikrųjų tai labai veikia, mes jau 4 metus tai darom ir mus su šita programa tikrai kviečia kiekvienais metais į įvairias sanatorijas ir mes jau pagrindinės, man atrodo, Lietuvos vaikų sanatorijas esam apvažiavę. Taip. Bet tai galbūt veiktų ir darželiuose, sakykime, ar ne, ar šiaip mokyklose, ar čia jūs labiau tikite, kad... Bet mes turime tokią idėją ir manau, kad jinai yra labai sveikintina, kadangi sanatorijose guli vaikai ilgą laiką, jie dažnai jie praranda domėjimąsi aplinką. Ir mūsų noras važiuojant yra sužadinti šitą domėjimąsi aplinką ir suteikti jiems to pasitikėjimo savimi ir jie išmoksta naujų dalykų ir jie kuria bendruomeniškumą su savo grupe, su tais vaikais, su kuriais jie guli ir tai yra labai, labai svarbu tose vietose. Nes iš tikrųjų vaikai, kurie ilgai serga, o tai būna mėnesis, porą mėnesių ar ne, be namų, jiems atsiranda toks nerimas socialinis, kad kaip bus, kai aš grįšiu, nes aš gal nebemokėsiu kažko padaryti. Bus pasikeitę ir taip toliau. O cirkas yra toks labai įdomus dalykas, jis labai magiškas, jis iš paprastų dalykų galima padaryti labai tokius ypatingus pasirodymus, nes ten yra ir spalvų daug, ir tie visi užsiėmimai tokie neįprasti yra ir iš tikrųjų labai vaikams smalsu pasidaro ir jie labai greitai įsitraukia į tą visą žaidimą. Mes jau kalbėjome, kad tapti klounu nėra taip paprasta, nėra taip lengva. Čia taip vilčių buvo nemažai sulaužyta, bet padėti jūsų organizacijai gali praktiškai kiekvienas dirbantis asmuo. Tai apie tai papasakokite. Lengvai, tai paprastai, neskausmingai. Pats neskausmingiausias būdas prisidėti prie mūsų veiklos yra skirti savo 2% GPM, gyventojų pajamų mokesčio. Ir kaip tik dabar yra pats tas laikotarpis, kai galima tai paskirti. Žmonės šiuo metu kaip tik renkasi įvairias organizacijas. Tai mes norim pasakyti, kad mums irgi tai yra labai svarbu, nes visos šitos surinktos lėšos nuo tų 2% bus skirtos būtent tiems apsilankymams išlaikyti ir kad tai vyktų periodiškai nuolat ir mums reikia tokio nuolatinio žmonių palaikymo ir prisidėjimo. Lexusų nepirksit. Tikrai nežino, kad Lexusų nepirksim, mes sumokėsim atlyginimus aktoriams, už kūrą sumokėsim, pirksim kostiumų gražių vaikams nosių. Labai žemiškiams, paprastiems dalykams. Iš tikrųjų mes be viso ko esam labai tokia skaidri organizacija ir mūsų visas finansinės ir veiklos ataskaitas galima pasižiūrėti mūsų internetiniam puslapį www.raudonosnosis.lt.
taip pat ten galima pasižiūrėti ir kaip užpildyti tą deklaraciją, nes kai kuriems žmonėms yra neramu, kad tai gal yra labai kažkaip sudėtinga ar ten dar kažką. Ir dar noriu irgi priminti žmonėms, kad net jeigu žmogus neprivalo deklaruoti savo pajamų, bet jis gali skirti 2 procentus, tai irgi noriu priminti tiems žmonėms, kurie gal niekada nėra iš vis kažkokių deklaracijų pildę, tai kad 2 procentų ta lentelė yra labai paprasta, ten reikia įrašyti tiesiog kodą organizacijos ir viskas, ir labai viskas paprasta iš tikrųjų. O tas toks paprastas veiksmas mums labai daug naudos ir atneš ir vaikams, atneš naudos tuo, kad mes tikrai galėsim garantuoti savo pastovumą programų visose šitose mūsų miestuose, galėsim plėstis ir panašiai. Žodžiu, visa informacija yra raudonosnosis.lt. Taip, ten yra tikrai aiškiai parodyta, kaip galima užpildyti, kur ten eiti reikia ir ką spausti. Tad kviečiame prisidėti. Va. Ir pabaigai klausimas, ar tiesa, kad klaunai asmeniniam gyvenime yra labai liūdni žmonės? Oi, ne. Net neklausiu. Netiesa, mes. Tikrai netiesa. Mes, žinokit, suseinam ir juokiamės. Būna klaunų susirinkimas. Pirmą pusę valandos visi juokauja, juokiasi, kol išsijuokia, nes niekas rimtai negali šnekėti. O po to jau pradedam kažką. Ačiū labai, kad atkeliavot ir viską pasakojot. Ačiū jums. Iki. Iki. I guess it's funny.